kas aš kodėl esu. Ir kartais taip sunku gyventi vien vėlu. Ir aš krentu žemyn, krentu šviesos greičiu. Ir galvoje girdžiu Monika Linkytė. Ir aš krentu žemyn, krentu šviesos greičiu. Ir galvoje girdžiu tururu-turu-tu, tururu-turu-turu. Paklydusi savy, tu to nepastebi. Sunku suprast, kodėl visi tokie šalti. Ir aš krentu žemyn, krentu šviesos greičiu. Ir galvoje girdžiu tururu-turu-tu, tururu-turu-tururu. Nieko nesprantu. O, Jėzau, apsikabino iš karto. Labas, merginos. Sveiki. Labai miela, kad iš karto apsikabinot. Buvot susitariusios ar tiek emocijų, kad norėjot iš karto? Emocijos. Mes su Vaidu greit pažinom dainą, kad Monikos Linkytės. Ir aš akimirką išsigandau, kad čia Monika. Išsigandau, nes galvau, sugalvojo. Nes turiu menį, kad tikrai labai primena. Gal jūs esate didžiulės fanės Monikos? Patinka dainų stilius. Kokie sofistikuoti atsakymai. Ir galbūt čia buvo vienas tų atvejų, kai šiek tiek per daug priminė. Ir dabar matau, kokios jaunos jūs esate ir perspektyvios ir kažkaip galvoju padrasinti jūs ieškoti savo skambesio. Nes tikrai man šiek tiek labiau skambėjo Monika, negu koks tavo vardas? Rusnė. Negu Rusnė. O tavo? Smiltė. Smiltė. Rusnė ir Smiltė. Kaip gražu. O jūs gal nesat sesės? sesės. Mes geriausios draugės. Geriausiai draugės, akivaizdu. Kada nusprendėt, kad reikia burtis į duetą ir muzikuoti? Tai Rusniai atėjus į mokyklą, kurioje aš jau Rusniai atėjus į mokyklą, mes susibendravome, tapom geriausiamis draugėmis. Ir tiesiog pažinom vieną kitą iš to meniško veido ir supratom, kad galima kurti kartu muziką. Ir pradėjom kurti kartu muziką. Ir kiek jums metų, jeigu nepaslaptis? 14. Tai dar Mergina. vandens Viskas prieš prieky ir akį. kalnai, taip. Aš gal norėčiau tokį vieną patarimą duoti Rusniai, taip, vokalistai. Dainuojant, labai daug kas įsivaizduoja, kad jeigu tą garsą didelį iš savęs išstumsi, tai bus daug. Kartais būna atvirkščiai. Kuo jūs konkrečiau leidžiat suskambėti savo balsą rezonatorium, tuo jis yra didesnis, yra toksai paradoksas. Ir aš girdžiu šiek tiek tokio iš savęs stumimo garso. Tai to tikrai venkit, galit padirbėti tą kryptim, paieškoti tiesiog balso kūne ir jokių būdų kažkaip nenorėti jo padaryti didesniu, negu jis yra. Nes kiekvienas turi savo unikalų balsą ir gali turėti savo unikalų skambėjimą. Ir tikrai nenusiminkite, kad mes neatsisukome. Jūs esate dainingos, muzikingos, tiesiog kartais pritrūksta to kažkokio tai žipsnelio, druskytės arba pipiro. Ir mums viskas. ko tik netrūko, kai mums buvo 14. Taip. Taip, kad jūs viską turit, visą potencialą, visą knygą, į kurią galite prirašyti savo gyvenimą. Aš jums linkiu į drąsiai vaikščioti po kitų atlikėjų koncertus, tegul tėvai nuperka bilietus ir ne tik naujas kelnes, bet ir bilietai į koncertą.
nes labai sveika matyti, kaip tai daro kiti. Ir nebūtina jų kopijuoti, bet kartais, kai tu pamatai žmogų, kuris tave sužavi, tau viduje įsijungia žinojimas, kad ir aš galiu. Arba aš galiu geriau negu jisai. Bent jau man praeitį yra labai daug pasiteisinę, kad aš esu buvus prastam koncerte, grįžus namo ir parašius dainą iš pykčio, kad kažkas ten man nepatiko. Tai va, tai kartais netikėtose erdvėse slypi gyvenimas. Tai labai Gabrielė yra linkiu buvusi ieškoti. scenos, aš nežinau, ar jinai tauposi šitą istoriją, gal tu taupaisi šitą istoriją. Kokią istoriją? Bet tu turi tokią istoriją, kurios tu dar nepapasakoji, gal tu ją taupaisi. Ai, nu taip, aš buvau pasidalinus. Gerai. Kai man buvo 18, tai beveik tiek pat kiek jum, aš dalyvavau Eurovizijoje. Aš nieko negalvojau, užsirašiau, nusinčiau dainą ir nuėjau. Dar tais laikais ir lietuvių kalba ten labai retai skambėdavo, dabar jau toks, nu ir kas dar nauja. O tada man visi sakė, nu tu labai keistai elgiesi, nes taip nedaro niekas. Bet tuo metu aš buvau labai, žodžiu, drąsi, nes nežinau, ką darau. Ir ateinu aš tą dainą, tikėdama, kad aš laimėsiu didžiąją Euroviziją. Aš jau įsivaizdavau, kaip aš dėkoju Lietuvai. Neatsimenu, kur Švedijoje, Belgijoje, kur ten buvo tuo metu Eurovizija. Ir sėdėjo garbi komisija ir mane sutrynė į miltus. Ir pasakė, kad realiai turbūt žodis į žodį pacituosiu, kad tokiai muzikai ir tokiai atlikėjai kaip aš nėra vietos nei Lietuvoje, nei Europoje. Viskas. Tai ačiū Dievui, aš nepatikėjau ir ieškojau savęs, rinkausi gyvenimą saujom pilnais šaukštais ir šiandien esu čia. Tai matyt, padariau tikrai gerų sprendimų ir gražių dainų. Ačiū labai. Ačiū, Smilte, dėkui. Labas, prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą, kur galėsi pamatyti visų dalyvių pasirodymus.